Taigi, sveiki visi, su jumis Samuel LT. Kaip matot, šiandien aš lošiu sambą ir parodysiu, kaip greitu būdu sutaupyti pinigų. Tai pirma bus žvejoti, nueinate į žvejybos turgų, arba kitaip susirandat per GPS ir va čia va atbėgsit. Na va čia. Per susižinos per GPS. Tada ateinam prie va šito. Nusipirkam viską, žvejybos pasą, meškerį ir kiek norit sliekų. Tada nueinat prie šitų grūtelių ir tada rašot žvejoti. Va. Maišelėje daugiausiai telpa po 30 tų žuvų. Kaip jau 30 prigaudysit, jums čia rašės, kad negalit. Va, kaip sužvėjusit po 30 žuvų, ateinat čia ir paspaudžiate taip. O kaip matot, jūs parduodat savo žuvis. Antras būdas tai būtų kasti mėšlą. Yra čia visokių būdų. Pamiršau pasakyti, kad aš dar tuninguotojų dirbu. Va, ateina čia. Ir va, gavote kastuvą. Ateina čia ir rašot kasti mėšlą. Oi. Va. Tik nuo 7 iki 9 valandos galima kasti, o nuo 9 iki 10 galima pardavinėti. Tai čia buvo antras. Nu ir trečias būdas, kaip ir turbūt ir paskutinis. Va, prie ofiso. Šitus visus dalykus galite rasti per GPS. Va, šitas komandas. Kaip mato, čia jau yra daug žmonių, tai galite beliekur nueit, atsistojit beliekur ir rašot pradėti darbą. Va. Nu ir galite AFK palikti taip, kad po to nueit. Jei norit dabaigti, tada vėl tą patį parašyti, va, baigite ir info ir jūsų alga. Dabar čia man nieko nedavė. Tai tikiuosi jums patiko, laikinkit, komentuokit ir prenumeruokit. Iki kito karto.